Gerbiami kolegos, žmogaus tikrai teisių pažeidimais. nutraukim tą tarpusavio kaltinimų seriją. Laurinas Kasčiūnas. Mylėjai, aš labai trumpai. Žiūrėkit, aš daugiau nebekalbėsiu. Jeigu Vytautas Bakas nekalbės, aš tikrai nebekalbėsiu. Žiūrėkit. Klausyk, uždaryk burną savo, gerai, Aslė? Tai dabar žiūrėkit. Pirma. Tai dabar... Kur visą tai galima gauti? Remigijus Žemaitaitis, prašau. Ačiū, gerbiamas posėdžio pirmininkė. Tai aš tikrai labai norėčiau pasidžiaugti valdančiąją koaliciją, socialdemokratai, Nemuno aušra ir valstiečiais krikščioniškų šeimų sąjunga, kad mūsų dėka mes turėjome progą šiandieną vakare parodyti, kad opozicija, mes negalime sakyti, kad parodė kaip asilas, nes asilas labai protingas yra gyvūnas. Tai jie parodė kokį dalyką, kad šitie žmonės, jie tiesiog tyčiasi iš LRT. Dėkojame, motyvai prieš, Laurinas Kasčiūnas. Gerbimi kolegos, man atrodo, mes šiandien labai svarbų vieną dalyką praleidom šitoj diskusijoje. Gerbimas, nelabai gerbimas, aišku, bet ponas Remigijus šiandien pasakė tokį vieną labai, sakyčiau, fundamentalią mintį, kad asilas yra labai protingas gyvūnas. Ir aš dabar galvoju, kodėl asilas šiandien taip parūpo Remigijui. Ir tada mintim aš nusikeliu 4 metus atgal ir vat prie to šoninio mikrofono vienas Seimo narys, nesakysiu kuris, ištarė tos magiškus žodžius, į kuriuos mes vis dar šiandien gerai prisimenam. Uždaryk burną, asilę. Pasirodo, net ir po 4 metų, tai jau yra likę Remigijaus atminty. Ir suprantu, kad tai jo ir dabar tapatybės dalis. Savirealizacijos galimybė. Tas asilas jam toks svarbus dabar, kad jis šiandien jį pakėlė į protingiausių gyvūnų sąrašą. Dėkojame, balsuojame.